kurį matysite, buvo filmuotas 22 metais rugsėjo mėnesį. Aš tik dabar jį galiu kelti, nes jūs pagaliau žinote, kaip fotografija. Bilietai filmą pačioj, susitiksim filme. Sveiki draugai, šiandien darysime lentynos modą, kad būtų šviesus. Tai varau į depą, pažiūrėt ar bus. Dabar radau kažką. Nusipirkau tokius LED stripus ir paėmiau, kad gręžti į sieną. Welcome, welcome. Matot, va ten apačioj, nu ten labai ten. Aš noriu, kad ledai būtų va čia va viršui ir turėtų gerai atrodyti. Tokios lentynos dažnai pasitaiko namuose ir panašiai, tai manau, šitas visai neblogas bus video. Aišku, aš pirmą kartą tokį dalyką bandysiu padaryti ir šiaip aš nesu kažkoks statybininkas. Kokių man įrankių prireiks šiam bildui? Ok, visų pirma, aštunkojais, kad laikytų laidus, kai lituosime. Patys ledai, galva, grąžtai. Nu, of course, kad reikia. Super, kėva. Metras, laidai, žirklės, litavimo pedas, pats lituoklis. Ir dabar aš atrodysiu taip visą video. Sveiki, aš esu Jurgis ir šiandieną pamokinsiu, kaip pasigaminti lentyną. Tik prašys, pažiūrėkime, ar šitas ledas gražiai šviečia. Nėra jokio valdiklio, tiesiog turėtų išsijungti. Geras, kaip nice, Hebra. Tai labai tamsus ir su apšvietimu žiauriai nice. Manau, pasiteisinti šitą idėją, Hebra. Matot, yra toksai kirpimo ženkliukas. Ir Hebra, matot, kai aš nukerpu laidus, būna tokie oranžiniai kontaktai. Iš jo eis toks laidas pro apačią, palei šitą lentyną ir laidas pasieks kitą ledą, sujungiant juos kartu. Ir kad tie ledai būtų čia viršuje ir praeitų pro va šitą senelę, joje reikės padaryti skylę. Labai įdomu, kas čia bus, ar man pavyks, nežinau. Nu, okei. O dieve, mano drėlė čia netilpa. Išjuokaujat. Negi man tai kažkaip šonu reikės daryti. Nu bliam, šiaip gavosi. The moment of truth. Jo, telpa gražiai. Jaučiuos kaip vyras. Gal kam skylę išgręžt? Hebra, parodysiu kaip lituoti. Gerai, yra laidukas ir man dabar reikia nuimti tą gumą, kad matytųsi metalas. Opa. Ir štai vienas iš du kontaktai. Pabandom, ar čia gausis, ar aš vis dėlto čia kažką sufeilinau ir nemoku. Nu ir gerai, super. Prilitavau. Aš nežinau, ar tai veiks, bet žiūrim, kad kontaktai nesiliestų. Prieš jungiant mano paskutinis komentaras, aš manau, kad čia nieko čia neturėtų sprogti. Let's go! Nu, Hebra, aš tiesiog uždėjau lipniuostą, kad nesusiliestų pliusas su minusu ir tiesiog tvirčiau laikysiu. Tai viskas, galim jau pradėti dėlioti. Nu ką, Hebra, viskas. Pažiūrim, ar veikia. Šviečia. Opačkė apšviesta. Opačkė apšviesta. O jeigu būtų be, nu, žymiai geriau. Pasiruošęs. Aha. Wow, geras. Geras, ne? Koks big difference. Jo. Bet taip žiauriai big difference. Jo, labai gerai.